Pradžioje, kai Dievas kūrė dangų ir žemę, kai kūrė visus gyvus padarus, didelius ir mažus, gyvenančius jūrose, sparnuotus paukščius, gyvulius, šliaužiojančius padarus, žvėris ir laukinius gyvūnus. Jėzus buvo ten. Kai Dievas kūrė žmones, vyrą ir moterį, pagal savo atvaizdą, ir kai liepė jiems būti vaisingiems bei daugintis, Jėzus buvo ten. Jėzus buvo pas Dievą, jis buvo Dievas ir be jo niekas nebuvo sukurta. Kai pirmieji vyras ir moteris buvo suklaidinti gyvatės ir nepakluso Dievui, į pasaulį atėjo nuodėmė ir mirtis, ir žmonija buvo atskirta nuo Dievo. Tačiau Dievas pažadėjo, kad vieną dieną gims kūdikis, kuris sutraiškys gyvatės galvą. Šis kūdikis bus Jėzus. Ilgainiui Dievas sudarė sandorą su teisiu žmogumi vardu Abraomas. Jis pažadėjo, kad būsimieji Abraomo palikuonys palaimins visas žemės tautas. Šis palikuonis bus Jėzus. Praėjus daugeliui metų, Dievas prabilo per savo pranašą Izaiją ir paskelbė: iš mergelės gims kūdikis, kuris vadinsis Nuostabusis patarėjas, galingasis Dievas, amžinasis tėvas ir taikos kunigaikštis. Nustatytų laiku angelas vardu Gabrielius aplankė mergelę vardu Mariją ir pranešė jai, kad jis susilauks kūdikio šventosios dvasios galia. Kūdikis bus vadinamas Dievo sūnumi. Marija pagimdė kūdikį ir pavadino jį Jėzumi, kaip nurodė angelas. Angelas taip pat pasirodė piemenims, kurie naktį ganydavo savo bandas, ir pranešė jiems, kad Betliejuje gimė gelbėtojas. Piemenys rado kūdikį, suvyniotą į vystyklus, gulintį ėdžiose. Kai Jėzui buvo apie 30 metų, vyras vardu Jonas pakrikštijo jį vandeniu ir Dievo dvasia nusileido ant Jėzaus kaip balandis. Dievas kalbėjo iš dangaus: šitas yra mano mylimasis sūnus, kuriuo aš gėriuosi. Jėzus mokė apie Dievą išmintingai ir supratingai. Jis gydė ligonius, maitino minias, išvarinėjo demonus ir net prikėlė mirusiuosius. Jėzus visą tai darė su meile, kad nukreiptų žmones atgal į Dievą, savo tėvą, visų kūrėją. Tačiau jo paties tauta jį paniekino. Jis buvo suimtas, apspjaudytas ir sumuštas be jokios priežasties. Jam ant galvos buvo uždėtas erškėčių vainikas. Kai romėnų valdžia pasiūlė paleisti Jėzų, jo paties žmonės jį atstūmė. Jie reikalavo, kad jis būtų prikaltas prie kryžiaus. Taigi, romėnų valdytojas Poncijus Pilotas nuteisė Jėzų nukryžiuoti. Jėzus buvo priverstas nešti savo kryžių į kalną, vadinamą Golgota. Tada jo rankos ir kojos buvo prikaltos prie kryžiaus ir jis buvo paliktas mirti kartu su 2 plėšikais. Tačiau net kabodamas ant kryžiaus Jėzus šaukėsi savo tėvo danguje, kad šis atleistų tiems, kurie jam taip padarė. Dangus sutemo ir Jėzus, daug valandų kabojęs ant kryžiaus, ištarė: atlikta. Tada Jėzus nulenkė galvą ir iškvėpė paskutinį atodūsį. Jis praliejo savo kraują už žmonijos nuodėmes. Žemė sudrebėjo, o šventyklos uždanga plyšo į 2 dalis. Jo kūnas buvo nuimtas nuo kryžiaus, suvyniotas į drobę ir padėtas į kapą. Priešais įėjimą buvo pastatytas didelis akmuo, o romėnų sargybiniai stovėjo sargyboje. 3 dieną angelas nuvertė akmenį. Jėzus prisikėlė iš numirusiųjų.
Kelias dienas jis rodėsi tiems, kurie jį sekė ir šaukėsi jo vardo. Jėzus mokė savo sekėjus apie dangaus karalystę ir liepė jiems nebijoti, bet papasakoti pasauliui viską, ką matė ir girdėjo. Jėzus sakė, kad kiekvienas, kuris tiki ir šaukėsi jo vardo, bus išgelbėtas ir bus vadinamas Dievo vaiku. Tada Jėzus pakilo į dangų ir grįžo pas savo tėvą danguje. Juk Dievas taip pamilo pasaulį, kad atidavė savo viengimį sūnų Jėzų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. Juk Dievas atsiuntė Jėzų į pasaulį ne tam, kad jį pasmerktų, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas. Jėzus sakė, kad jis yra vienintelis kelias atgal pas Dievą. Jis yra kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas negali ateiti pas Dievą Tėvą, visų kūrėją, kitaip nei per jį. Dievo dovana yra amžinasis gyvenimas per jo sūnų Jėzų. Tačiau tie, kurie netiki, bus pasmerkti, nes bausmė už nuodėmę ir blogą elgesį yra mirtis. Mes visi nusidėjome ir padarėme blogą, o Jėzus pasisiūlė atleisti visas mūsų nuodėmes. Nėra nuodėmės, kurios jis negalėtų atleisti, bet mes turime prašyti Jėzaus, kad jis mums atleistų. Dievas nenori, kad kas nors pražūtų, bet nori, kad visi atgailautų. Turime šauktis jo vardu ir tikėti juo visa širdimi. Ir iki šiol šią Jėzaus žinią reikia dalyti su kiekvienu žmogumi ir kiekviena tauta visame pasaulyje. Jėzus vėl ateis ir tą dieną dangus patamsės. Iš dangaus kris ugnis, o žemė drebės. Debesys išsisklaidys ir Jėzus sugrįš su galybe ir didžia šlove, vadovaudamas dangaus kariuomeniai ir teis visą pasaulį. Tie, kurie šaukėsi Jėzaus vardo, pateks į dangų ir bus su Jėzumi visą amžinybę. Jis viską padarys naują, jis nušluostys visas ašaras, liūdesį ir gėdą. Tačiau tie, kurie atmetė jo vardą ir juo netikėjo, bus amžinai pasmerkti. Jėzus sakė, siauri vartai veda į gyvenimą, o platūs vartai veda į pražūtį. Dabar turite apsispręsti, ar tikėsite į viešpatį Jėzų Kristų ir priimsit šią nemokamą išgelbėjimo dovaną. O gal nusigręšite ir atstumsite jį. Galite šaukti Jėzaus jau dabar, išpažinkite savo nuodėmes ir jums bus atleista. Tikėkite, kad Dievas prikėlė Jėzų iš numirusių ir būsite išgelbėti. Jūs tapsite Dievo vaiku. Kasdien sekite Jėzų ir dalinkite šią žinią su kitais, kad ir jie taptų Dievo vaikais. Ir kartu sakysime, ateik viešpatie Jėzau. Kiekvienas šios istorijos žodis yra tiesa, kaip tai atskleista šventojoje Dievo knygoje, Biblijoje. Dabar galite melstis su mumis už savo išgelbėjimą. Aš išpažįstu, kad Jėzus yra viešpats. Tikiu, kad jis gimė iš mergelės, mirė ant kryžiaus už mano nuodėmes ir 3 dieną prisikėlė iš numirusių. Šiandien išpažįstu, kad nusidėjau prieš tave ir nieko negaliu padaryti, kad išsigelbėčiau. Prašau tave atleisti man ir pasitikiu vien Jėzumi. Tikiu, kad dabar esu tavo vaikas ir kad amžinybę praleisiu su tavimi. Vadovauk man kasdien savo šventąja dvasia. Padėk man mylėti tave visa širdimi, siela ir protu, bei mylėti kitus kaip save patį. Dėkoju, kad išgelbėjai mane per savo sūnaus Jėzaus kraują. Jėzaus vardu meldžiuosi. Amen.